495. Šitiek mini akmenė nato. Gal kas prisimena jaunystę? Taip, tai tradicija graži kasmet minėti akmenės dienas. Ir tęsiasi to šventės savaitę, kartais net ir 2, bet viena diena vis iškrenta kaip korta muziejui. Ir kažką tai nustebinti, provokuoti, pakeliauti pakviesdavo muziejus. Šiais metais tokie pusapvaliai metai ir muziejaus darbuotojai, ir ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir akmeniškiai pasiūlė net 3 ypatingas parodas. Viena iš jauniausių parodų dalyvių, šiemet baigusi Dailės institutą ir jos baigiamasis darbas, Gabija Radkevičiūtė. Apie jos darbą ir laišką norės paskaityti mūsų direktorė, kad mes suprastumėm, suvoktumėm laikmetį, kuris yra kitoks galbūt yra provokuojantis, gal verčiantis susimastyti. Išgirskime mintis. Gabija Radkevičiūtė. Kūrybinis ciklas Paviršiumi drumsti. Jis susidaro iš 14 tapybos darbų ir vieno vaizdo įrašo. Vaizdo įrašo mes negirdėsime, bet mes matome tapybos darbus. Savo kūryboje prieš baigiamąjį darbą ilgą laiką tyrinėjau savo pačios atvaizdą, kūną ir jo paviršių. Kalbėjau intymiai ir iš arti. Taip kūrėsi mano odos peizažai, veikiantis ne kaip atsivėrimas, o kaip buvimas ir bandymas būti arti savęs. Gilėjant paieškoms, jau dirbant prie baigiamojo darbo kūrinių ciklo, intimumas ėmė koreliuoti su universalumu, taigi pradėjau ieškoti motyvų toliau nuo savęs ir kituose. Tiksliau kitose, susiliejusios bendros moters kaip tyrimo objekto plotmės apibendrina, sujungia ir kartu nuasmenina. Taip intimi informacija išlieka drobės šerdyje, o paveikslo paviršius ieško ryšio su žiūrovu. Aš sudrumsčiau drobės paviršių. Taip ji nustoja būti tik vaizdu ir virsta vieta savotiškų veidrodžių. Konfliktas kuriamas tarp potėpių ir sluoksnių, tarp to, kas išreikšta ir to, kas paslėpta ir sunaikinta. Drobė virsta patirčių, išgyvenimų, būsenų, troškimų, baimių bei nuojautų talpykla, todėl jos paviršius drumsčiasi. Čia laiškas parašytas Gabijos. Jinai pati negalėjo dalyvauti, nes jos gyvenimo tikslas vis dėlto, kad ir baigė dailės akademiją, bet nėra būti dailininkė. Kada aš kalbėjau su ją asmeniškai, ji pasakė, aš noriu būti mokytoja. Ir labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, gal mokyti vaikus yra pašaukimas. Ir jinai tą yra pajautusi. O drobės atrodo šį kartą, aš lyginu su praėjusiu metu jos darbų paroda, irgi buvo vasara pas mus muziejuje, yra gana pilkokos ir liūdnos, kaip kalbėjomės su Sandra. Sandra sako, man liūdna žiūrėti į darbus šiuos. O man smagu, nes žmogus vis dėlto baigiamasis darbas jį atvedė į supratimą, kuo nori tapti pats. O gyvenimo prasmė vis dėlto yra žmogaus tapti, būti kažkuo. Taigi, gero žiūrėjimo. Sekanti paroda,
kurią galėsit apžiūrėti pirmame aukšte, jau šiek tiek brandesnis nei Gabija, bet turintis labai didelį užsispyrimą, labai keistų norų, labai sergantis kolekcionavimu. Tai Vytautas Vakaras. Mes norėtumėm parodyti pirmo aukšto kolekcininką, kur matėt jo eksponatai pasitinka lankytojus ir taip pat provokuoja. Tai kadangi jis pakankamai buvo užslėpęs savo tą kolekciją ir šįkart išdrįso, sakė, parodyti gal 50 procentų ir tai mes labai nustebo ir tikrai provokuojanti kolekcija. Tai prašom pasirodyti, Vytautai, kaip atrodot ir trupučiuką, nors porą žodžių pasakyti gerbėjams. Labą vakarą. Esu Akmeniškis, kuris iš Akmenės, mokyklos toli. Ir nusprendžiau pasidalinti su Akmenės žmonėms savo kolekciją. Aišku, daugiau pamatytų mūsų rajono žmonių, nes kažkaip kaip kolekcionuoji, laikai viską namuose. Taip pat pasidžiaugiu, kad man sudarytis, kad pagėriu su žmonėm, tiesiog nelaikyti sukaupus visą tai. Tai nusprendžiau parodyti žmonėms, turim tokią kolekciją šokią, tokių retesnių daiktų, muziejai neturi. Tai aš džiaugiuosi, kad pas mus keliauja daiktai Akmenės rajonas, aš labai Tai čia nedrąsūs pirmieji žodžiai, mes norim ir pasveikinti su pirmąja tokia, gal ne pirmąja, bet muziejui tikrai pirmąja paroda pas mus. Ir antroji daly Kadangi čia yra 57 metų pastatas ir jis turi savo vis dėlto antspaudą, savo kodą, tai ir mes šį kartą irgi nusprendėme padėkoti už pasidalinimą su muziejumi. Vytautas, ką domins, jūs galėsit apeiti, apžiūrėti, sužinoti istorijas, pasakojimus, eksponatų, gavimo ir ne tik, bet labai daug įdomių istorijų Vytautas turi ką papasakoti. Taip, kad galėsit tiek šiandien, tiek gal kokią kitą dieną tiesiog pabendrauti su Vytautu. Tai kol kas ačiū. Aš dar galiu papildyti, kas mėgsta aviaciją, myli aviaciją, dangų, o kurie berniukai nemyli dangaus ar ne. Ir mėgsta nuotykius bei detektyvus įvairius. Mes čia, kol Vytautas rengė šitą ekspoziciją, prisiklausėme tiek istorijų, patikėkit, buvo labai įdomu, provokuoja irgi lygiai taip pat kaip ir menas. Ir mes džiaugiamės, susitikdami kiekvieną dieną, laukdavom, kada Vytautas atvažiuos ir dar ką nors pasakys įdomaus. Ačiū, Vytautai. Na ir norim labai pasidžiaugti ponu Anicetu Lupeika, mūsų muzikantu, mūsų rajono piliečiu, nuostabią dovaną, jo taip pat surinktą kolekciją, tai yra valstybingumo ir heraldikos, sakykime, ekspozicija ir norim padėkoti, gal galima jūs. Ekspozicijos rengėjai irgi prašom. Taip, ir mūsų kolega Raimondas Kalminas, jis tiesiog čiupinėjo kiekvieną eksponatą ir stengiasi pateikti pagal savo išgalės, kuo geriau. Sveiki, kraštietė. Aš tik kelius žodžius pasakysiu. Tik tokį mažą įvadą. Prieš kurį laiką čia pamatėm Facebook'e, kad gerbiamas Anicetas nori savo kolekciją, kažkam padovanoti, nori savo knygas išdalinti.
čia akmeniečiams, nu ir mes labai apsidžiaugiam, kad tokią informaciją man laiko aptikom ir susisiekėm su pono Anicetu, kreipėmės ir, reiškia, muziejus perėmė labai gražią Aniceto surinktą keramikos kolekciją. Jeigu žiūrėti taip, medžiaginių požiūrių, šita kolekcija yra tokia, sakyčiau, nu, tokia gana paprasta, galima varyti, kad nebrangi, bet jinai turi didžiulę valstybingumo prasmę, nes matom, kad kiek yra tų miestelių, turinčių savo herbus ir mums tai buvo atradimas. Ir šita ekspozicija, šitos keramikos, jinai kelia muziejaus lankytojų didelį susidomėjimą. Nes jeigu ateina lankytojai į tokį, kur, nu, sakykime, ten kažkokie tai buitiniai daiktai eksponuojami yra, ar kažkas iš, nu, tokie buities elementai, nu, gerai, žmonės pažiūri, ten drugelius, nu, pasidomi visą kitą, bet kai ateina į šitą heraldikos parodą, iškart kyla daug vairiausių diskusijų, nes žmonės ieško tų herbų, iš kur jie yra kilę, iš tų miestelių, vat, kurie atvažiuoja iš Biržus. Tai kur čia tas Biržų yra, žiūri, ir diskusijos, kiek yra atradimų. Ir labai kviečiau surasti Babtų miestelio herbą ir pasižiūrėti, kas yra jame pavaizduota ir, nu, pasižiūrėti, kokia yra kilmė, nes, nu, iš tiesų jie yra labai įdomus ir prasmingi. Taip, kad ta kolekcija yra tokia gyva ir kelinti susidomėjimą ir esame labai dėkingi pono Anicetui už tą tokią dovaną. Tai labai džiaugiamės. Taigi, matau, tikrai yra daug bičiulių, draugų ir gerbėjų, sakykime, norėčiau pakviesti ir pasidalinti mintimis, pasveikinti, pasidžiaugti mūsų rajono merą. Gerbiamas Seimo nariai, gerbiamas merė, sako, buvusių nebūna, gerbiami svečiai, kolegos, draugai, matau, bendražygiai, tiek Aniceto, tiek mylintis aviaciją. Susitikau Nerijų, galvoju, ką jis čia daro, nes šviesiai sakant, pagal reglamentą nesakė, kad iš karto 3 parodos bus. Galvoju, atvyksim pasigerbti gerbiamą Anicetą, padaryti įžangą į labai gerą jubiliejų. Spalio 14 Anicetas švęs savo 90-metį. Suprantu, šitą parodą galima taip jau kaip ir pririšti prie žmogaus, kuris atidavė savo gyvenimą ir darbą valstybei. Galų gale labai gerai viskas susidėliojo gražiai. Kaip galvoja, jauno žmogaus parodą, ką tik baigusio universitetą, svajojusi ir matanti save ir galvojanti apie vaikus, apie valstybės ateitį. Tai neįsižeis, kaip sakyti, praeitis, bet irgi, kuri buvo daroma pamatai tiem jauniems žmonėms, kurie dabar kažką kūrė ir muziejus. Galų gale ir ta aviacija, mūsų svajonė, kad kažkur pakilti, nuskristi. Ir aš taip pagalvojau, dabar galvoju, nu gerai, kad yra kolekcionieriai, ką nors renka. Aš sakau, gal Vytautai mes galim jums padovanoti sklandytuvą į jūsų kolekciją, mes 9 dar turim. Aš čia visiems giriuosi, kad Akmenės rajonas yra labai įdomus, turi savo oro uostą, pasirodo savo balansę, turim 2 lėktuvus Vilgą ir 9 sklandytuvus. Tai galim vieną į kolekciją atiduoti, kur nors kieme pasistatysit, jeigu vietos turėsit. Iš kitos pusės iš karto generuoja kažkokias idėjas, kad gal reikėtų atstatyti ant tą pastatėlį, kuris galėtų kokią nors kolekciją atsigulti. Nes tą, ką turim čia šitam muziejui, smagu, kad mes jį turim, tam ir yra, kad parodyti žmonėms, kurie kažką kaupia, kažką daro. Ir mes ko gero tų kolekcionierių įvairių turim, kurie gal kartais nenori atsiskleisti, bet jau labai įdomus yra, bet gali ten aerodrome pastate kada nors ilgai ir jūsų kolekcija ateis, kai atsistatys, kažkas susikurs, aš manau vis tiek, aerodromas bus amžinai. O gerbiamo Aniceto rinkta kolekcija irgi unikali. Žinau, visada atvažiuodavo įvairūs svečiai ir stebėdavos, nes reikia didžiulio užsispyrimo, laiko.
Aš kažkada bandžiau kažkokius ženkliukus rinkti. Nepavyko, kažkur atidaviau ir nulekiau, žmona išvarė, dalį jum atvežiau, žinau tikrai. Paskui kitokius suvenyrus, kokius čekiukus renki, irgi numetė. Ir tais kolekcionieriais žavėsi žmonėm, kad aš ne apie gėrimą numetimą, nors irgi gerai numesti yra. Tai žavėsi tais kolekcionieriais, nes suvokia ir supranti, kiek tai reikia kantrybės, reikia užsispyrimo, reikia atsidavimo. Todėl sveikinu šiandien visus tas 3 parodas kūrusius žmonės. Nes iš vienos pusės gal muziejus tam ir yra, kad atvaizduoti tai, apie ką žmonės svajoja, apie ką kuria. Nes vis tiek kiekviena esybė, jinai kažką viduj turi ir jinai nori išreikšti save. Ir būtent gerai, kad atsiranda erdvė ir galimybė, kur jie gali pasidalinti tuo savo, sakykime, įdirbiu, darbu, fantazijom ir ypatingai, kas yra mene. Gal todėl ne visi ir tampa menininkais, nes jeigu čia mes visi vienodai galėtume viską daryti, kažkas nebūtų išskirtinesnio, kažkas geresnio ir to, ko turime siekti. Tai sveikinu, žinot, kadangi pasiruošiau vieną, bet aš galvoju pasidalinsiu. Čia yra tokia gėlė protėja, jūs įteikėt raudonus plastikus, o mes norim rajonas būti žalias, tai beveik žaliais vyksim prieš šitą pokštę Vytautui įteiksiu. Manau, parnešiu žmoną ir draugą. Gerbiamam Anicetui įteiksim, kad kaulus nelaužytų sledą ir gerą čekiukus neturiu, bet vaistų turiu. Tai norėčiau pakviesti Seimo narį. Labą dieną, gerbiami merai ir visi susirinkę į šitą ypatingą kūrėjų parodą. Taip, tai meno kūrėjų, kuriais darbais galime pasidžiaugti, kolekcijų kūrėjų, kurie taip pat šiandien labai maloniai nustebino ir aišku valstybės ir mūsų krašto kūrėjų parodą. Tai tikrai ne vienas gilus pokalbis apie mūsų kraštą, apie Lietuvos istoriją yra tarp mūsų ir su Anicetu buvę šitos visos kolekcijos fone. Nekartą teko pasilankytis ir tikrai už to kiekvieno eksponato irgi yra tam tikra istorija. Tai visada gera būti šalia Aniceto, pasimokyti iš tos gyvenimiškos ir politinės patirties. Na ir džiaugiuosi labai, kad šiandien būtent savo parodą pasidalinsite ir su visais akmeniškiais. Ir dar daugiau tų istorijų galės išvysti nuo šviesą ir iškeliauti į platesnį pasaulį. Ačiū Anicetai, sveikatos jums ir stiprybės. Labadiena visiems susirinkusiems, Seimo narė, gerbiami merai, svečiai. Gerbiamas Anicetai, norėčiau šiandien jums nuo Seimo nario Valiaus Ąžuolo tarti nuoširdų ačiū. Nuoširdų ačiū už jūsų meilę, už jūsų pagarbą, už jūsų atsidavimą mūsų valstybei, mūsų kraštui, mūsų istorijai ir mūsų žmonėms. Linkiu, kad jūsų dosnumas ir jūsų puoselėjamos vertybės įkvėptų mus ir būtų mums pavyzdžiu. Šiandien linkiu jums kuo stipriausios sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo. Ačiū, kad dalinotės. Taip pat džiugu čia būti ir pasidžiaugti, koks turtingas yra mūsų kraštas, ypatingais žmonėmis, jų sugebėjimais, jų pomėgiais. Džiugu matyti, kad jais dalinatės. Ir ypatingą ačiū taip pat noriu tarti ir mūsų aviacijos ekspozicijos autoriai. Ačiū Jums už tą suteiktą galimybę pasidžiaugti aviacijos ekspoziciją. Ir kaip minėjo gerbiama direktorė, kad neabejotinai kiekvienas eksponatas galėtų papasakoti mums šiandien labai daug istorijų. Tai linkiu, kad jūsų gyvenimas būtų kupinas gražių istorijų ir prasmingų idėjų.
Labai ačiū. Norėjau dar pakviesti mūsų miesto bendruomenės pirmininką, kuris taip pat yra aktyvus entuziastas būtent šių dienų ir būtent tiek dienų. Labai ačiū už pristatymą. Iš tikrųjų, sveiki gyvi. Matau, čia daug pažįstamų veidų ir mūsų kolegos susirinko, bet iš tikrųjų kaip smagu, kad mes turim tokias akmenines dienas. Prieš kažkiek laiko, kai jos idėja gimė, atrodė, kaip čia padaryti viską. Bet iš esmės matom, kiek kūrybingų gali būti jaunų ir ypatingai džiaugu, kad atsiranda pagerbimas mūsų žmonių, kurie šiaip daug metų kūrė, daug metų daro kažką. Ir žinoma, mes visus tos žmonės pažįstam. Ir Gabija, jinai buvusi mūsų jaunimo centro savanorė, buvo ir su advokatėmis atvykusi į jaunimo centrą. O su Vytautu esam daug kalbėję apie tą idėją, kurią meras tiesiog pasakė, ko mums reikia. Būtent šito pastato atkūrimo. Tai aš manau, kad šiandien išgirdom gerą žinią ir ko gero ta idėja bus įgyvendinta ir turbūt didžiausia bus padėka Vytautui, jeigu jis galės tą ekspoziciją išeksponuoti ten toje erdvėje. Na, o su UNICEF iš tikrųjų daug metų mes dirbom kartu ir būtent tas muziejus galbūt gimė kartu mums diskutuojant. Bet UNICEF'as yra labai tos istorijos puoselėtojas. Jis daug metų rūpinosi Heraldiką ne tik tais rinkdamas šitą kolekciją, bet jis, reikia prisiminti, kai buvo akmeninis vadovas, akmeninis meras šio miesto, jis būtent atkūrė Heraldiką kartu su Kazaju, dokumentus sutvarkė ir mes turim šiandien ir herbą ir vėliavą, būtent patvirtintą jau tuo metu, bet tuo pačiu jis ir pasirūpino ir Akmenės rajono visą Heraldiką, jo metais buvo sutvarkyti visi mūsų seniūnijų rajono herbai, tai iš tikrųjų tas indėlis tą istorinį mūsų paveldą buvo didžiulis. Ir tą progą UNICEF'ui mes teiksim vėliavą. Akmenės vėliavą, nes visą laiką sakydavau, laikykime akmenį. Labą dieną, gerbiami parodos organizatoriai, dalyviai, svečiai. Gerbiamas Anicetai, yra toks posakis, gimtinė prasideda nuo žodžio. Daugelį metų su jumis bendrystės siejo knygos, bibliotekos ir jūsų išleistos knygos 16 gyvenimo penkmečių mano gyvenimo atšvaitai buvo pristatyti viešoje bibliotekoje skaitytojams, bibliotekininkams. Ir taip pat sukurtame dokumentinėme filme Akmenės kraštas ir jo žmonės taip pat buvo nufilmuota jūsų visa Heraldikos ekspozicija. Linkiu, kad ši Heraldikos ekspozicija rastų kelią, tiltą tarp praeities ir dabarties, kad jinai sudomintų visuomenę, istoriją. O linkiu jums saulėtų dienų, sveikatos ir menų knygų skaitymų. Mėlieji, jeigu kas dar norite pasveikinti, palinkėti mūsų mėlėm, prašom. Labą dieną merai, labą dieną Seimo nariai, Seimo nario patarėjai. Visų pirma, aišku, gerbiamas Anicetai, tai iš tikrųjų aš pas jūs buvau, pamenu, prieš 4 metus ir pradėjau žiūrėti jūsų kolekciją ir sakiau, čia ne valandos laikas ir ne 2, tikriausiai pusę dienos ir ne pusę dienos, bet tada tai jūs man buvote ir užsiminęs, kad kažkada tai tą visą kolekciją tikriausiai turės galimybę pasižiūrėti visi Akmenės krašto žmonės ir ne tik krašto žmonės, o visa Lietuvos žmonės. Tai
Tai kas mane sieja su aviacija, tai iš tikrųjų dabar ekspromtus, tai supratau, sužinojau, kad Akmenės rajono savivaldybė turi balansą, kaip sakė, 9 sklandytuvus. Ir tiesiog amžinatilsį mano mama buvo sklandytoja ir visą laiką sakydavo, aš tave kada nors pakelsiu su sklandytuvu, tu žinosi, kas ten yra per grožis ir kaip yra faina sklandyti. Tai su viltim galvoju, kažkada tai kas nors mane vis dėlto pakels Akmenės savivaldybės sklandytuvais į dangų. O iš tikrųjų, be galo esam dėkingi. Aš kaip matau, yra ir keletą savivaldybės tarybos narių, bet aš kalbėsiu, noriu padėkoti Anicetui, kaip nuo savivaldybės tarybos visos, kad iš tikrųjų labai daug reikalaujantis darbas, kaupti šitas vertybės. Ne tik tais darbo, bet ir laiko, kruopštumo. Tai didžiulis ačiū Jums, noriu padėkoti nuo visos tarybos ir palinkėti Jums didžiulės sveikatos. Tai ačiū ir paspausti ranką. Tai Anicetai, sveikatos. Aš gal ne visi pažįsta, prisistatysiu iš karto, esu Vanda Intienė. Atvežiau į muziejų su sūnum kartu dvasią Klemo, kad kaip sutampa taip, kad ir jo bendražygis, jo draugas šiandien ekspoziciją savo muziejui ir sutampa su tuo, kad ir aviacija. Klemas prieš keletą metų galvojo, žinojo, kad ponas Vytautas Faberas renka, kolekciją turi ir tikėjosi, kad ta kolekcija gal galės aerodrome kažką padaryti, eksponuoti. Galvoju, kad rajono valdžiai gal reikėtų daryti taip kažką, tai kad galėtų aerodromą atnaujinti namą, kad ten galėtų tikrai daryti tam tikras ekspozicijas, parodas ir panašiai. Kreipiuosi. Mintį duodu. Sakot, turtingas esat, turite 9 sklandytuvus ir 2 lėktuvus. Tai reikia ir namuką atnaujinti. Įsteigsit kavinę, kultūros parkas, kažką Akmenėje paįvairinsit. Taip, kad sveikinu poną Vytautą, kad galėjot šiandien eksponuoti savo parodą. O labiausiai sveikinu mūsų šeimos draugą, Leno draugą, bendražygį ir taip toliau. Kai sportininkai sako, atėjau, pamačiau, nugalėjau. O aš sakysiu, atėjau į rajoną, sužinojau apie Anicetą ir džiaugiuosi, kad jį sutikau ir mes visi džiaugiamės mūsų 4 šeimos nariai. Anicetai, kai jūs dirbot savivaldybėj, aš nuo tada jau pradėjau jūs geriau pažinti ir niekaip negalėjau nesistengti dirbti, nes bijodavau pamatyti jūsų žvilgsnį ir visada jis pasakydavo, nu šaunuolė, dirbk ir toliau. Ir ne kartą esu gavus gėlių iš jūsų. Tai dabar nors vieną kartą gyvenime aš nuo savo šeimos noriu jums įteikti gėlių. Pats didžiausias malonumas yra šiandien būti būtent tarp tų žmonių, kurie yra mums labai svarbus, labai brangus ir labai
pakankamai artimi, nes jie yra akmeniškiai. Tęsiasi mūsų dienos nuo pat šeštadienio, vyksta patys gražiausi įvykiai ir visi tie įvykiai susiję su mūsų akmeniškiais, su pačiais gražiausiais ir įdomiausiais žmonėmis. Gerbiamas universitetai, nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų indėlį į Akmenės miesto bendruomenės viešinimą, už visą mūsų renginių sklaidą, už visą Jūsų meilę, kurią Jūs, turėdamas sveikatos, visada suteikėte. Nuoširdžiausiai Jums dėkoju. Vytautui dėkoju, kad jis jau pernai į Akmenės kultūros namus buvo ekspromtu atnešęs tokią mažą dalelę savo aviacijos parodos. Ir tada jau buvo labai didelis susidomėjimas. Mes pusę dienos tą parodą turėjom, bet ėjo žmonės ir labai džiaugiasi, kad Vytautas ją dalinasi. Dabar ji jau didelė ir ji jau yra čia, Akmenės krašto muziejuje. Na, o Gabija, tai pažįstama mažočiukė mergaičiukė, kuri savo tėvelio, menininko Pauliaus Merkevičiaus dukra ir puikios mamos Alionos, mūsų akmeniškė, mūsų vaikas, mūsų dėjovė visada čia. Tai dar kartą labai džiaugiuosi, šį kartą neturiu Anicetai jėgų ir Vytautai, bet iš visos širdies linkiu Jums stiprios sveikatos, kad būtumėte tvirtas ir tik apkabinti šiandien. Ačiū. Gal dar kas norėjo tarti žodelį, pasidžiaugti, ar tai bus individualiai? Prašom, gerbiamas Ponas Anicetai, visi čia jau svečiai esantis, malonu šiandien girdėti tokius gražius žodžius, jums tariamus. Na, mudu irgi susitikom ne taip jau retai. Daug temų paliečiam. Ir apie politiką, ir apie istoriją, ir apie tuos eksponatus, ir gyvenimą, ir darbus paliečiam. Akmenės kraštas, taip kaip aš kad suprantu, be jūsų toks dar būtų, kad kažko jam trūksta. Miestai, rajonai rašo savo istoriją, žmonės gyvenantis rašo iš tiesų. Ir jeigu dabar kas rašytų tokią apžvalgą ir jūsų nepaminėtų, nei aš giriu jūsų, bet aš noriu objektyviai pasakyti. Nepilna būtų, neišsami ta apžvalga, kadangi vis tik didelį įnašą, kaip bežiūrėsi, kaip bevertinsi, jūs įnešėte ir dar vis įnešat po truputėlį į Akmenės miestelio ir Akmenės krašto gyvenimą. Tai už tai noriu ir aš jums dėkoti, linkėti geros sveikatos, o kai susitiksim, dar daug klausimų aptarsim, dar ir detaliau, tų progų bus. Padarykit nuotrauką. Tai kviečiu, kas galbūt nuotraukas pasidaryti Vytautą ir kartu sustoti per Akmenės dienas. Prašom, ateikit fotografijai.